Dvyniai, jums spalio 17 dieną pilnatis Avino ženkle įvyks jūsų 11 name. 11 namas tai yra draugysčių namas, tai yra didelių kolektyvų namas, socialinių grupių, socialinių tinklų ir pilnatis, ar ši pilnatis, įtempta pilnatis Avino ženkle gali atnešti jums kažkokių pokyčių susijusių su kolektyviniu darbu, su kolektyviniais tikslais, su socialiniam grupėm kažkokiom. Gali tokių atnešti staigių pokyčių, netikėtos informacijos jums gali apšviesti pilnatis ir atnešti tuo metu kažkokios staigios, netikėtos, bet naujos informacijos. Tai iš tikrųjų gali būti labai staigus pokyčiai draugystėse jūsų, bet vėlgi apie draugystės, kai aš kalbu, yra įvairių nuomonių, bet jeigu kalbant apie pačias artimiausias draugystės, tai jos labiau priklausytų 7 namui, kur yra ilgalaikiai partneriški santykiai, kur iš tikrųjų tai nėra lengvos paviršutinės draugystės. 11 namas tai yra, kur mes bendraujam, artimiau bendraujam, pažįstami esam su žmonėm, bet jie gal nėra tokie patys artimiausi mūsų draugai. Ir štai tenais gali nutikti kažkas, kur pilnatis apšvies jums kažką apie to žmonės, apie bendrus tikslus, jeigu turite su žmonėmis ir jūs siekiate, sužinosite kažkokios informacijos. Taip pat gali ne tik užsibaigti tą draugystę, bet gali pasikeisti jos pats principas. Būti reikia atsargiems labai jums pilnaties metu socialiniuose tinkluose, su naujomis draugystėmis irgi atkreipkite dėmesį, nes jeigu kils, tarkim, pilnatis atneš nesusipratimų didesniuose kolektyvuose, tai Avinas jums siūlys išspręsti kažkokią tai problemą čia ir dabar ir greitai, o iš tikrųjų to tikrai nerekomenduotina daryti, nes Jupiteris globoja laipsnius, kurioje įvyks pilnatis, ir jie siūlo, kad veikit, bet gerai apgalvoję. Tikrai veikit, bet prieš tai turėkit kažkokį planą, koks bus rezultatas nuo jūsų veiklos, įsigilinkit į save, ką jūs norit pasiekti šitoj situacijoje, ar kokius pokyčius jūsų gyvenime jinai atneša, ar jinai kažkaip susijusi, nes 11 namas tai dar yra ateities namas, ar tai turės kažkokią įtaką jūsų ateičiai. Ir kadangi jums dar Merkurijus, kuris keičia ženklą ir spalio 13 pereina iš svarstyklių į Skorpioną jūsų 6 name, tai labai didelė tikimybė, kad, nes Merkurijaus tranzitas įvyksta 13 dieną, o 6 name tai yra darbinė aplinka ir tai gali būti susiję su kažkokiom situacijom jūsų per pilnatį, nes jūs galite tiesiog sužinoti, kad jūs apkalba, kad vyksta kažkokios intrigos už jūsų nugaros. Galbūt kažkoks žmogus iš kolektyvo nori pasinaudoti situaciją su jumis, kad pats įsitvirtintų, kažkokios manipulacijos už nugaros gali Merkurijus 6 name atnešti. Iš tikrųjų, taip pat, jeigu ne darbe, tai jisai gali atnešti tokį, kadangi tai yra mūsų kasdieninės rutinos namas, dienotvarkės, tai gali atnešti netikėtus pokyčius į jūsų rutiną. Jums gali norėti išsilaisvinti. Pilnatis jums apšvies iš tikrųjų apie tą jūsų dienotvarkę, kas yra ne visai taip. Ir čia tos energijos persipina tarpusavį ir Avinas, karštakošis Avinas, gali jūs pastumėti dėl kažkokių požeminių vandenų, dėl kažkokių veiksmų vykstančių jums už nugaros,
išeiti iš darbo, pavyzdžiui. Bet vėlgi, Avinas jūs skatins išeiti iš darbo, o Merkurijus sako, duok savo laiko, įsigilink į save. Ar tikrai tai teisinga? Ne Merkurijus, o Jupiteris, kuris globoja tos laipsnius. Jisai sako, duok savo biškį laiko, neskubėk, pasižiūrėk į tai plačiau, pasižiūrėk kitų kampų į tą situaciją. Jis siūlo atidėti trumpam tą veiklą ir veikti tik tais labai gerai apgalvojus. Ir tikrai supratus, pasvėrus visus už ir prieš, kad taip tai yra vienintelė išeitis, o ne pasidavus toms itin įtemptoms Avino pilnaties energijoms, kur dar ir tas kryžius didysis vyks tuo metu ir ten bus kovos dėl valdžios ir kovos dėl dominavimo. Tikrai gali atnešti labai tokių klampių situacijų, dėl to žinodami, kad kovo 17 plius minus 3-2 dienas prieš ir po, jūs tiesiog pamatykite kaimo apšviestą pilnatis, bet nepasiduokit Avino impulsams ir čia ir dabar problemos sprendimams. Jo labiau, kad tą pačią dieną per pilnatį Venera keičia ženklą ir jinai pereina į šaulio ženklą iš Skorpiono ir jinai bus jūsų 7 name, o 7 namas tai yra ilgalaikės partnerystės. Ir va būtent tam visam chaose, kur vyks tiek viešuose kažkokiuose išorinėse draugystėse, tinkluose, grupėse žmonių, kolektyvuose žmonių, arba Merkurijus prikurs daug intrigų, būdamas Skorpione jūsų darbe, nes ten tokių užkulisinių veiklų gali būti ir žmonės gali jūs tiesiog gudriai įvilioti į spastus ir pasinaudoti jūsų kažkokią impulsyvę energiją ir užimti, tarkim, jūsų pareigas ar panašiai. Tai Venera, jinai į 7 namą nuėjus, jinai jums kai kartas pasiūlys, nes tai yra ir materialinių vertybių, ir išvis to, kas suteikia mums gyvenime malonumą planeta. Ir jinai 7 name gali jums pasiūlyti arba naujas įdomias partnerystės, susipažinimus su naujais žmonėm, kurie jums gali atnešti kažkokios naudos jūsų gyvenime, arba jūsų partneriai jau esantis jums atneš kažkokios naudos, jums su jais gali būti malonu, maloniai praleisit laiką ir iš tikrųjų pralaukit su tais savo ilgalaikiais, ar tai verslo partneriais, profesiniais, bet jau čia kalbam apie artimesnius. Chaosas vyks su tais, kurie truputėlį toliau. O Venera atneš iš karto pasiūlys jums kompensaciją, būdama jūsų 7 name ir tarkim, jeigu jūs dirbate su klientais, tai pasiūlys jums labai tokių pajėgių mokėti klientų, sakykime, kažkokios konsultacijos įdomios, bendravimas su įdomiais žmonėmis ir išvis gali praplatinti jūsų partneriščių ratą, praplėsti, nes šaulys tai yra, gali pas jūs atsiras gyvenime užsienietis partneris kažkoks įdomus labai ir šaulys ir Jupiteris tai kalba apie užsienio religijas, užsienio kultūras ir 7 name gali atsirasti pas jūs labai įdomus nauji žmonės. Dėl to net jeigu reiks kažko, pamatysit per pilnatį tos rezultatus, kurie jums nepatinka ir gal net jūs įskaudins, tai žinokit, kad niekada nebūna vien blogai, kažkokios intrigos nusės, atsisuks prieš tuos, kurie jas iššaukė, sukėlė, taip visada gyvenime veikia, bumerangas veikia ir nenustoja veikti ir kažkas užlips ant savo šakių, o jums pasiūlys labai įdomių galimybių jūsų 7 name, kur jūs galėsit tiesiog praplėsti savo bendravimą su visai kitokiais įdomiais žmonėmis. Arba jūsų vyras arba žmona tiesiog pradės uždirbinėti daugiau ir jūs pajausit tą tokį Veneros siūlomą malonumą, kad štai dabar yra
geriau, sakykime. Ir nesvarbu, kas ten atsitiko, padėsiu jums surasti, pamatyti, kur jūs galite surasti tokį paguodos uostą tuo metu. Tai nepasiduokit iš tikrųjų avinui, jūs galite iš tikrųjų dar susirūpinti, pilnatis gali apšviesti, šeštas namas dar yra ir sveikata. Ir nežiūrint to, kad pilnatis įvyks jūsų 11 name, bet kadangi Merkurijus su Skorpionu bus 6 name Skorpionai, tai jūs galit sužinoti kažkokius paslėptus dalykus apie savo sveikatą. Tai pasinaudokit tą progą ir pasirūpinkit savo sveikatą, pakeiskit savo rutiną, kasdienybę. Galbūt galit jau įsilaisvinti nuo kažkokių pančių. Tiesiog paskirstykit tas kasdienybės, būtinės, rutininės užduotis tarp kitų žmonių, neusikraukit visko ant savęs. Pasirūpinkit savo sveikatą, tiek emocinę, tiek fizinę. Ir pasinaudokit galimybėm. Galit pakeisti per pilnatį nuomonę apie kažkokį žmogų. Tie žmonės gali jums pasirodyti visai iš kitos pusės, negu jūs prieš tai apie juos galvojot, bet tai yra natūralus gyvenimo procesas, mes visi keičiamės ir mes iš tikrųjų pasirodom tiem žmonėm visai skirtingai, negu jie apie mus galvojo, ir tie žmonės mums tai pasirodo, ir tai yra natūralus procesas, dėl to nepasiduokit avino impulsams ir viskas tikrai bus gerai, aš jums to labai linkiu ir ačiū, kad žiūrėjot. Iki.